kaip iš tikrųjų supakuoti tą norą ir kaip jį padėt. Širdies centrą, kaip į kapsulę tokią šviesos įdėt, bet iš teisingos pozicijos. Tada noras, kaip pasakyt, nes noras turi būti iš Dievo, kaip pasakyt, eit iš Dievo, kad Dievas kuria ir Dievas pajaus tada tą malonumą, turėdamas vieną ar kitą ir dėl žmonių, dėl kūrėjo, kūrėjas sukurs. Tu kaip įrankis tampi, bet būtent va šitą darant praktika labai irgi veiksminga. Nes labai, sakau, palankus, labai geras laikas viską skanuot, viską žiūrėt, tiesiog išplėtus akis, ausis ir visus plaukus, kaip sakyt, visom sensorikom gaudyt, kas ką visata su tavim kaip šneka. Ir reaguoti. Kaip sakyti, jeigu nesupranti, tai visiems stebi, kas toliau bus. Visiems tau parodys, kitas žingsnis kažkoks bus, kuris paaiškins prieš tai pamatytą, išgirstą ar suprastą dalyką. Planetos mum padeda, visos absoliučiai nėra blogų planetų, blogų energijų. Jos tik yra pagalbininkės, jeigu mes teisingai patys, kaip pasakyti, darom teisingus veiksmus, jos mumis stiprina. Kai mes neteisingai elgiamės, tai liktai gaunasi, kad kliūtis jos mums padaro. Ir nieko daugiau, kad mes visiems teisingai judėtume. Pagal savo pašaukimą, pagal savo, kaip sakyti, dėl ko tu gimėjai. Ir kai sakau, nežinai, kaip elgtis, pasitikėk Dievu ir Dievo šviesa ir besąlyginė meilė. Visą laiką veikia, va 100%. Kai sakau, nežinai, kaip elgtis, jūs vis šypsokis visatai. Tiesiog sudėlios, išspręs, nes, nu, kaip sakyt, mes su ta atmintim problemą praeitų gyvenimų ir praeitų civilizacijų, nes per daug kūnas net laikytų, tai dėl to pas mus ir krapina ten lašiuką po lašiuką.